Labas, draugai ir bičiuliai, sveiki visi. Jonas ir Rolandas, radistai čia su jumis prie Vilniuje esančio tatų salono pavadinimu Infinity. Po šitų rudų durų vienam vaikinui bus labai negerai netrukus. Manau, visi vilniečiai žino, kas yra Raimis Tattoo. Ir šiandien mes atsivedėm mūsų draugą iš Miamio klubo Lunos, vardu Andrius, kuris išdrįso pasidaryti. Vat štai šitokia tattoo. Pirmasis Zip FM klausytojas ir mūsų draugas, kuris visam gyvenimu įsitatuiruos radistų logotipą. Va čia tai fanas. Kaip nusprendė papasakoti? Ai, grojau Lūnai, atsisukau. Rolui sakau, parodyk savo tatuiruotę. Parodė, sako, nori tokios pat, noriu, tai pasidaryk. Nu, sakiau, pasidarysi. Sakau, jeigu pasidarysi, mes su Jonu dengiam. Taip. Ir šiandien išaušų tą dieną. Dengia. Dengimo diena. Rock instead, einame. A tau patinka radistų logotipas ar patinka radistai? Radistai. Ir logotipas. Jėga, supratau. Ant kurios vietos žadi darytis? Čia. Čia darysi. Ne? Taip. Super, kokio dydžio nori? Kokia? Kaip telefono? Kaip turi? Būsim kažko panašus. Jofani. Labas, Raimi, dar kartą. Labas. Ar dažnai ateina žmonės pas tave darytis logotipų visokiausių? Nu ne. Pirmą kartą darysi logotipą? Tarkim, radistų pirmą. O apskritai, pavyzdžiui, kokį nors... Nike darys. Nike darys? Old Spice. Old Spice taip? Pats geriausias. Kad neprakaituotum? Prakaituoji? Va čia jėga. Davai, Jonas daro masažą. Relaksacinį. Čia beveik į galą, o aš noriu pasakyti, kad visi, kas pageidauja įsitatuiruoti radistų logotipą, rašykite titas@radistai.lt. Mes padengsim. Ne. Įrodė jį. Ar jau baigiam? Taip, jau baigėm. Super. Kaip jiem reikės... Kantrus bičias labai. Ane? Labai jo net nejudėjo, nekvepavo. Nežlimbi. Ausis nesilankstė. Nugaros nebuvo, tai nemačiau. Nu, kaip tau, vaizdelis, Andriu? Geras? Gražiai atrodo? Nu, gražiau negu pas mus su Jonu. Nesuvariau ranką, patenkintas. Puikus darbas. Paplojam. Visi, ačiū tau.